Brangioji vyras sako, štai visą gyvenimą žinau, ką rankų nešiosiu. Nu, pažadu tikrai. Eik, klausyk. Tai, kad neverta, man žinok, ir ant sprando. Va, puikiai. Labai gerai. Pusiau pasaka, pusiau anekdotas. Joja kartą kareivis šelmis per miškus raizgynus, brūzgynus ir pasiklysta. Atėjo naktis šalta, baisu lyja, žiūri, matosi trobelė, prijoja, ten gyvena ragana ir pasakiško grožio dukra. Na ir pasiprašė nakvynės. Gerai, sako ragana, bet gausi minti myslę. Jei atspėsi, miegosi su manim. Jei neatspėsi, miegosi su dukra. Sutinki? Sutinku, sako šelmis. Ragana užduoda šelmiui myslę. Kūdroj plaukioja žalia ir kvaksi. Kas? Šelmis galvoja, nu jo, reikia suktis. Spinta, sako jis. Ragana. Atspėja šelmi. Eik, tu savo. Geras. Mama, klausyk, o aš graži? Nu, ką tu mes klausai? Paklaus savo vaikino. Kokio vaikino? Tai va, būtent. Kokio vaikino? Statybų viršininkas ateina pas statybininkus ir sako, šiandien, sako, vyrai, atvažiuoja komisija tikrint vykdomų darbų patikrinimas, inspekcija, sako, jeigu kas nutikto, sakykit, kad taip turi būti, ar kažką randa, taip turi būti, toks čia, sakymų, daugiau nieko. Nu, komisija atvyksta, inspekcija, statybų priežiūra, vaikšto, užsirašinėja kažką čia, žiūri sieną tokia, ir tai pradės virti ir nugriūna. Statybininkas stovi, taip, 14:35, o, tiksliai pagal grafiką. Geras. Kodėl blondinė turi didžiausią krūtinę 3 klasėje? Atsakymas, nes jai 21. Žodžiu, dabar tas sodininkų metas jau vyresniai traukia į sodus, kažką sėja, sodina ir visa kita. Nu ir žmona tokia vyresnė zirzė vyrui, sako, nu, klausyk, Kazį, nu kada tu tą sodo tualeto duris padarysi, įdėsi? Nu, vis, be durų, 2 metai, nu padaryk, prašau tavęs. Vyras taip žiūri. O tu ką? O ką ten vokt? Skelbimas ir pranešimas kartu. Degė kanapių laukas. Pasak liudininkų ir pagal jų pasakojimas, kaltas dėl to yra slibinas. Dar vienas apie senjorus. Kalbasi 2 senjorės, jau pensininkės, viena sako, kaime tokiam, žinai, sako, visai būna su tais daktarais, supranti, aš čia žiūrėjau laidą, Jėzus Marija, sako, gydo žmonės nuo vieno, miršta nuo kito, siaubas per televiziją, sako, rodo. Sako, kitas sako, nu jo, sako, mūsų daktarėlis tai geras ambulatorijoje, sako, felčeris, tai nuo ko gydo, nuo to ir miršta žmonės. Nu, gerai, šiandien. Aš dar vieną turiu ir bus viskas. Aš tokia myslė pabaigai. Labai geras apie būtent šią dieną. Jei jūs 3 dieną iš eilės kankinas naudulys, vadinasi, šiandien yra 3-dienis. Galima pritaikyti. O 4-dienis. Nu ir dabar čia pamastymui. Net ne anekdotas, o pamastymui. Vyras ryte ar kažkada atsikelia pas meilužę ir jau be išeinas jį jam sako, gal gali prieš išeidamas pagaląsti peilius, kai darau valgyti ar kažką, tai labai neima, būk geras, taigi vyriškų rankų man trūksta ne tik kitų kūno dalių. Vyras taip galanda, peilius galanda, ir taip galvoja, blemba, o tai kas pas mane namie peilius galanda?